Labadiena, mielieji! Šiame žemiausiame Rėdos rato taške kviečiu Jus į seminarus, webinarus apie giliausius ir tamsiausius mūsų psichikos sluoksnius, apie mūsų šešėlį. Kasgi yra šešėlis psichologijoje, gelmių psichologijoje? Tai yra ne kažkokie demonai ir blogio jėgos iš išorės, tai yra mūsų pačių psichikos ir asmenybės dalis, apie kurias mes nenorim žinoti nieko dėl tam tikrų priežasčių. Galbūt kažkada dėl šių dalių mus kažkas sugėdino, pasmerkė, pasakė, kad tai yra negerai, kažkam tai buvo nepatogu. Galbūt tai yra patirtos traumos, nuoskaudos, neatskleisti talentai, neišreikšti jausmai ir ilgainiui tokie kaip ir nekalti dalykėliai, tupėdami mūsų pasąmonėje daugybę metų, sulaukėja ir kaip išdykę vaikai per huliganizmą ir visokius acting outus pradeda prašyti dėmesio. Būtent šešėlis suteikia žmogui unikalumą, kūrybingumą, labai daug energijos ir žmogus integravęs savo šešėlį iš karto sudaro brandžios, saugios asmenybės įspūdį. Toks žmogus visuomet yra sąmoningas. Sakysim, žmonės gali labai stengtis, kalba šventais žodžiais kaip tiesiog iš švento rašto, bet kartais užtenka pavargti, neišsimiegoti, prastai jaustis, arba kažkas sunervina ir staiga iš vidaus iššauna visas velnių pulkas, žmogus radikaliai pasikeičia, elgiasi tiesiog impulsyviai, agresyviai, paskui būna gėda, apsimeta, kad nesupranta, kas atsitiko. Iš tikrųjų, mes buvom tokio žmogaus šešėlio liudytojais. Kiekvieno brandaus žmogaus atsakomybė yra integruoti savo šešėlį, tai nėra vien tik mūsų asmeninis reikalas. Jeigu mes nieko apie tai nenorim žinoti, mūsų šešėliai susijungia, sumuojasi į grupinį kolektyvinį šešėlį. Šis grupinis šešėlis pasireiškia kolektyviniai pasąmoniai kaip socialiniai reiškiniai. Tokia visuomenė, bendruomenė staiga pradeda į kitą bendruomenę projektuoti būtus ir nebūtus dalykus. Reiškia, mes esam balti ir pūkuoti, jie yra juodi ir plaukuoti, mes geri, jie blogi. Ir kaip kad dažnai būna šeimoje, žmona vyrui sako, tu man gyvenimą suėdai. Nors, aišku, niekas nevertė už to vyro ištekėti. Pradžiai tai gali būti kaip šeimininiai barniai rietenos, paskui kaip tam tikrų socialinių grupių susidūrimas ir galiausiai šešėlis kolektyvinis tampa terorizmu, huliganizmu, kolektyvinė agresija ir tai gali virsti karu. Aš kalbu apie šešėlį tokiu metu, kuomet politinė situacija yra labai įtempta. Jūs patys žinote, kas vyksta mūsų kraštuose. Kažkada, kai brendo antras pasaulinis karas, Karlo Gustavo Jungo, šveicarų psichologų žurnalistas paklausė, mokytojau, ar galima išvengti karo? Jungas paprašė pauzės, 2 savaites galvojo, po to paskambino žurnalistui ir pasakė atsakymą. Manau, kad taip, jei kiekvienas žmogus atliktų vidinį darbą, integruotų savo šešėlį. Tokiu būdu mes galim nukrauti įtampą kolektyviniai energijai, kolektyvinės energijos lauke. Žmogus, kuris integravęs šešėlį, jo nepastumdys, jam makaronų nepakabins, jisai mato realybę, jo neveikia reklama ar ten kažkoks tai politinis mobingas, gąsdinimas ir panašus dalykai. Toks žmogus, jisai pats sprendžia savo gyvenimo kelią, likimą, kartais veda ir paskui save. Ir apie šešėlių integraciją aš vedu seminarus tik tai tamsiausių metų laiku. Tuomet, kai yra šalta, drėgna, tamsu, mūsų dėmesys neišvengiamai teka į vidų.
Ir ateinančią savaitę noriu pakviesti jūs į 2 seminarus, nuotolinius webinarus. Ketvirtadienį, gruodžio 18 dieną, 6 valandą vakare, vesiu webinarą Pakvieskite savo demonus arbatos puodeliui. Tai, ką sakau, demonai nieko bendro neturi su bažnytiniu demonų supratimu. Aš kalbu apie šešėlį, apie išstumtas mūsų pačių dalis. Tame webinare žaismingai, kūrybiškai, su jumoru ir meile mes turėsime galimybę susitikti su tuo, ko nenorim pažinti, arba mažai pažįstam, sulaukėjusios tos dalys, į kurias mes nežiūrim, asmenybei elgiasi kaip pikti vaikai. Žinote, kai vaikas negauna dėmesio, jisai apleistas, dažniausiai jisai pradeda chuliganiškai elgtis. Tai vat mūsų šešėlis gali tiesiog staiga iššokti ir pridaryti tiesiog labai keistų dalykų. Ir šiame seminare mes kalbėsim apie budizmą, pasakosiu jums labai gražius mitus, bus meditacija, kuomet mes pamatysime tas užmirštas, ištremtas savo psichikos dalis ir duosiu jums 9 galybės technikų, praktikų, instrumentų, kaip tą savo energiją galima būtų integruoti. Kitas webinaras, į kurį jūs kviečiu ateinantį savaitgalį, gruodžio 19, 20 ir 21 dieną, vadinsis Berankė mergelė. Šį webinarą vesiu 3 vakarus iš eilės, nuo 6 iki 9 valandų vakaro, kadangi tai yra 3 užsiėmimai, sudarantis vieną procesą. Penktadienį mes įeisim į Nigredo erdvę, bus netgi dress kodas, apsirengti juodai kaip kapinių Marytė. Ir penktadienį mes keliausim į vieną seniausių pasaulio mitų, Inanos ir Ereškigalos mitą, kilantį iš Šumerų Babilono mitologijos. Keliausim į savo pasąmonės gelmes, susitiksim su savo traumam ir integravę sugrįšim į šviesos pasaulį. Šeštadienį bus Rubedo diena, dress kodas raudona. Pradėsime mokytis Berankės mergelės mitą. Šis mitas yra apie tai, kad jeigu mes nežinom, ką daryti su savo energija ir resursais, visada atsiranda kažkas, kas mus panaudoja. Manot, tai yra pasaka? Ne, tai yra realybė ir politika. Jeigu žmogus nežino savo pažiūrų, vertybių, nuomonės, mes tarsi patrankų mėsa tampam kitų veikėjų, tironų, uzurpatorių rankose. Toje pasakoje mergelė nelabai supranta savo jėgos, ateina velnias ir nukerta jai rankas. Sekmadienį, 3 užsiėmimo diena, bus albedo, baltas dress kodas ir mes po truputį sugrįšim prie šviesos, integruosim savo jėgą, grožį, unikalumą, apibendrinsim nueitą kelią, padarysim išvadas. Šiuose seminaruose aš jūs vesiu per mitologijos pasaulį. Tikriausiai žinote, kad esu psichologė ir egiptologė, mitai, legendos yra mano labai mylimos temos ir darbo priemonė, instrumentai. Vesti po šventą Egipto žemę yra taip pat vienas iš mano darbų, profesija, o kaip psichologė aš vesiu jūs po vidinį kraštovaizdį landšaftą, kuris yra senas kaip pasaulis, keliausim per archetipinės gelmes ir kartu per pasakų prizmę galėsite pasižiūrėti į savo dabartinį gyvenimą. Šie seminarai ugdo kūrybingumą, sąmoningumą. Tai yra aristokratiški seminarai, kurie prisidės prie jūsų erudicijos. Jei nesate dar buvę mano renginiuose, patikėkit, labai nustebsit. Seminarų dalyvių atsiliepimus galite skaityti mano Facebooko svetainėje arba Deivės pasaulio puslapyje. Labai dažnai žmonės išreiškia tą pačią mintį, kad tai buvo virsmo lūžio taškas jų gyvenime.
Taigi, šiuos seminarus vedu tik kartą per metus ir tikrai ne kasmet, neklauskite, kada bus kitas kartas. Jei negalėsite tomis dienomis dalyvauti gyvai, bus įrašas, galėsite jį peržiūrėti per savaitę laiko. Ir gruodžio 18 dieną, ketvirtadienį, 6 valandą laukiu jūsų. Webinare pakvieskite savo demonus arbatos puodeliui. O gruodžio 19, 20, 21 dieną kviečiu jūs į Berankės mergelės seminarą. Kiekvienas seminaras yra mokamas, pakvieskite savo demonus arbatos puodeliui, kainuoja 30 eurų, tai yra labai maža suma, po naujų metų branginsiu seminarų įkainius, neverkit, kad praleidot progą. Ir Berankė mergelė iki sekmadienio registruojantis skelbiu akciją, atrakciją. 3 užsiėmimai trunkantis po 3-4 valandas, viskas kartu kainuoja 95 eurus, nors šio seminaro kaina yra 130 eurų. Tai va šita nuolaida galioja registruojantis iki sekmadienio vakaro. Laukiu jūsų šiuose seminaruose. Mūsų laukia ilga ir unikali kelionė į savo sielos gelmę, į pasąmonę ir virš sąmonę. Labai daug atradimų, visai kitas pasakų, legendų, knygų, filmų supratimas. Duosiu jums į rankas unikalius raktus, kurie padeda atrakinti meno kūrinius ir padeda žiūrėti į tokius scenarius iš tikrųjų kaip į mūsų gyvenimo scenarius. Detalę seminaro programą galite skaityti mano Facebooko puslapyje. Arba jeigu esate mano duomenų bazėje, gavote tikriausiai pakvietimą meilės laišką. Jei norite užsiregistruoti, rašykite asmeninę žinutę arba elektroninį laišką. Jei turite klausimų, duokite žinią, mielai atsakysiu. Siunčiu geriausius linkėjimus jums ir jūsų unikaliam, nuostabiam šešėliui. Tikrai žinau, kad susidraugavę judvi abi galėtumėt sušvietėti dar ryškiau. Ir laikysiu didelę garbę, jei nuspręsite šį kelio etapą, šią atkarpą eiti kartu su manimi. Aš žinau kelią į tą išmatavimą ir galiu jūs nuvesti į ten ir atgal. Su geriausiais linkėjimais, jūsų Dalia.